Tai jo, aš niekad neturėjau gerų mikrofonų. Ką aš turėjau, tai Razerių baltas ausinės. Aš nepamenu, kaip jos vadinas, Barakuda ar kaip ten, ne, tikrai ne Barakuda. Kažkokie šarkai, kažkokie rykliai. Aš net nežinau, kur jie dingo realiai, nes jie sudegė, sprogo, aš nežinau. Jo, ir aš tada turėjau telefoną, anksčiau naudodavau per programą, per VoMic. Ir kompiuteryje programa yra, ir telefone programa, sujungi per tą pačią programą ir tenais gali kalbėti per telefoną, kol žaidai kompiuteriu ar kažkas tokio. Visai nieko, bet žinot, kaip pas mane ir taip nelabai geras tas internetinis ryšys, tai kartais tiesiog būdavo, kad kalbi ir atsilieka balsas arba balsas. Dar ką aš esu naudojęs, tai esu pirkęs iš Maximos ausinės tas headsetą visą irgi už 10 eurų, nes buvo pigiau. Jos vis dar iki šiol naudoju. Aš net nenaudoju jos kaip ausim, nes jos nepatogios, aš tiesiog užsidedu ant kaklo ir kalbu per tą mikrofoną. Ir aš tiesiog būnu su dviem ausinėm, vienas ant kaklo, kitas ant ausų ir jo, aš traukiu koks vabalas, nežinau. Tai jo, irgi įdomiai. Ir aš tiesiog žinojau, kad reikia nusipirkti naują mikrofoną, kol man nepaskambino idėja. Bet man ne pašnekovas patiko. Nusiimk maikę. Gerai? Man patiko šitas geras garsas. Teleloto jums skelbia ypatingą žinią. Šį sekmadienį mūsų žaidimo Mobilusis GSM ryšys. Pasauliniai įdomi. Spanieliai, azartiški ir sumanūs medžioklės palydovai. Jų apetitas tiesiog pavydėtinas. Seni, tai yra tiesiog pavydėtinas geras garsas. Ir koks kietas būtų mikrofonas, kuris pakeistų mano balsą taip, be jokių programų, autentiškas, senas, geras garsas. Taigi, kad pasidaryti mikrofoną iš seno telefono, man reikia 3,5 mm auksinio laido ir seno telefono. Viskas. Jūs galite klausti, Zigi, iš kur tu gavai tokį telefoną? Aš jį pavogiau. Išplėšiau sienos ir pavogiau. Jo. Ne, mes iš tikrųjų visi turi tos senus daiktus, kur tiesiog renka dulkes, nieko nedaro. Tai va, reikia kažką su jais daryti. Pasiėmiau, radau. Taigi, visų pirma, aš turėjau išardyti telefono vidų, kad patekčiau prie pat laidų. Nes man reikia nukirpti mikrofono laidus, kad juos sujungti. Ir po to ėjo aux laidas, aš turėjau nukirpti, kad prieit prie kitų laidų. Tikslas buvo paprastas, sujungti vieną galą su kitu. Nukirpus laidą radau daug baltų mažų laidų, kas bus įžeminimas, ir taip pat buvo mėlynos bei žalios spalvos laidai. Dažniausiai tokie laidai sukurti stereo garsui, tai reiškia, kad vienas laidas eina į kairę ausį, o kitas eina į dešinę ausį. Ir daugiausiai senų telefonų turi mono mikrofonus, yra tik vienas laidas, kur eina tik į abi ausis. Tai dabar man tiesiog reikės daug sujungti laidų vienas su kitu, vienas su kitu, vienas su kitu. Viską taip padaryti, kad galėtų girdėti mane ir iš kairės, ir iš dešinės pusės. Nes jeigu aš padaryčiau mikrofoną, kuris veikia tik iš vienos ausies, aš jau įsivaizduoju tos komentarus, kurie būna wow, man patiko klausyti šitą video tik per vieną kairę ausį. Aš kalbėjau per dešinę, idiotą. Ai, ir dar kaip matot, šitie laidai buvo dažyti spalvom. Tai man jos reikėjo tos dažus nuimti, kad gaučiau patį varį. Tai kad tos dažus išimt, aš juos tiesiog pradeginau su žiebtuvėliu. Mėlynas ir žalias laidas ėjo į telefono raudoną laidą, o tų daug baltų laidų, kur buvo žeminimas, jie ėjo į telefono juodą laidą. Ir viskas, ant galo tiesiog viskas sujungt, susukt ir užklijuot su juoda izolke. Ir norint pažiūrėti, ar viskas veikia, prieš sudedant jį visą atgal į vieną dalį,
ėjau prie kompo pratestuoti jį. Labas. Labas. Gal garsas ir nebuvo tas, kurio aš norėjau, kad, žinot, eik tu savo, kai šis mano kepurė vyksta, kad tos, žinot, senas lo-fi, toks, kur atrodo editintas, kai būna kartais muzikose, toks senas dainininko balsas, specialiai padarytas, aš to norėjau, bet realiai, kad tą padaryti, man ten reikėjo išvis imti dar senų laikų telefoną, kuris buvo ta prasme, dinozaurų laikų pas močiutės, kur žinot, kur suvest, kad draugai paskambinti, reikėdavo Tetris pažaist. Jo, tai vis tiek, aš laimingas esu, kad nors ir negavau to dalyko, ko aš norėjau, nes ten reikia senų telefonų ir ten visiškai kitokie, kitaip reikia daryti, nes ten kitaip reikia elektros, aš net neaiškinsiu, nes ten, tiesiog ir taip jau turbūt daug atsibodo, gal kokie jau 3 žmonės žiūri. Vis tiek aš patenkintas šito darbu, nes aš padariau mikrofoną nežinau, ir jis realiai geresnis negu mano tas maksiminis mikrofonas. Tai jo, aš laimingas. O jeigu aš dar norėsiu to seno garso, aš galiu tiesiog va tai kalbėti, žinai, į garsą. Ja. O dabar pažiūrėkim, ką mano draugas mano apie šitą garsą. Алло? Здорово. Алло? Алло? Здорово. Алло? Не, алло? Nieko negirdžiu, palauk. No way. Mane? O. Alio? O, dabar girdžiu tą. Здорово. Здорово. Kaip tau? Ai, pastatyk. Ką? Mikrofonas kitoks? Jo. Labai geras mikrofonas. Jo, aš Naujas, ne? Jo, aš jį pasidariau. Pats. Kaip jis pas? Iš telefono. Ai, tu iš telefono prisijungi, ne iš kompo dabar? Nu ne. Taip jau senas telefonas ir aš jį naudoju kaip mikrofoną. Ai, tu prijungi į savo seną telefoną, ne kokį ten turėjai Samsungą? Jo. Panašiai. Ai, ir prijungi. Jo, panašiai. Ir prijungi mikrofoną, ne? Kad veiktų. Jo. Tai Ai, kad neblogai skamba. Gerai skamba. Jo, gerai skamba. Geriau negu kas buvo. Jo, Tai va, faktas. aš su šito, manau, tiesiog būsiu dabar. Tai davai. O parodyk setupą savo, kaip ten atrodo. Aš negaliu, kaip aš tau parodysiu. Nežinau, kam.